Neformalaus ugdymo organizacijos – aktyvių, atsakingų ir sėkmingų piliečių kalvės. Jos siūlo ne tik prasmingą laisvalaikio leidimą, bet svarbiausia – motyvuoja nuolat mokytis ir tobulėti. Tai yra programa ne tik suburianti moksleivius, skatinanti juos dalinti savo patirtimi, bet ir priartinanti juos prie tam tikro suaugusių gyvenimo. Čia tikrai daug sužinojau naujų dalykų, žinių gavau, tai kaip efektyviau bendrauti, bendravimo įgūdžius, kaip lavinti, kaip pateikti save geriau. Turėjau galimybę atlikti praktiką LRT televizijoje. Tai kodėl aš būtent pasirinkau LRT televiziją, nes nuo pat 10 klasės pradžios mano galvoje kirbėjo mintis, kad norėčiau visai būti žurnalistė. Mes labai džiaugiamės, kad atsiranda neformaliojo vaikų švietimo finansavimo krepšelis Lietuvoje ir kad mes galim suteikti vis daugiau vaikų šansą tobulėti, įgyti žinių, ko jie šiaip mokykloje neįgytų. Lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus netgi savaitgaliais besirenkantys vaikai žino, verta naudotis kiekvieną progą išmokti ką nors įdomaus.